būti aš. Jeigu tavęs neturėsiu, mes nepaklydome, mes tik ieškojome nors vieno spindulio jausmų žiemoj. Mes nepaslydome, mes tik sustojome, kaip saulės laikrodžiai tamsoj. Aš negaliu būti tu, tu negali būti aš, bet mes dar galim kartu ištiesti saulę rankas. Labas rytas, visi, kas prisijungė, kas neprisijungė, žodžiu. Šiandien laida yra baigiamoji laida. Kodėl jinai baigiamoji? Ogi todėl, kad vakar priėmiau sprendimą ir visam pasitraukiau iš politikos. Nebebūsiu daugiau prezidentų, žodžiu, nuo vakar dienos atsistatydinau iš prezidentų ir pasitraukiau iš politikos. Ir iš tokių atvejų visa informacija, kuri sukaupta, kuri patalpinta visuose internetiniuose puslapiuose, bus trinama. Internetiniai puslapiai nuo vakaro jau išjungti. Stabdom visą veiklą, bent jau aš stabdau visą veiklą, tai žodžiu, ir perduosim ar parduosim visą informaciją, kas norės. Tas žodžiu, Lietuvos valstybė yra įkurta, jinai niekur nedingsta ir dabar žiūrėsim, kam perduoti ar parduoti, žodžiu. Jeigu yra norinčių, kreipkitės, ieškokit, rašykit, skambinkit, kol dar yra galimybė. Aišku, pirmenybė bus lietuviams, Lietuvos valstybės piliečiams ar netgi Lietuvos Respublikai, tad žodžiu matysim. Kol kas dar informacija apie tai, kad parduodama Lietuvos valstybė niekur nebus platinama, tai žodžiu lauksim savų, gal kam iš savų reikia. Kas norit, galit visus kanalus pirkti, svetaines pirkti, tai žodžiu lauksiu pasiūlymų, o aš keičiu savo gyvenimą į kitą lygį, pereinu į kitą lygį. Kaip sakoma, kaip visi politikai protingi pažinčių susirinko ir gali pereiti į kitą lygį, tai taip ir aš. Iš politikos pasitraukiu, bet aišku, nemirštu, viską žinau, daug ką informacijos žmonėms perdaviau, protingi pasinaudos, neprotingi nepasinaudos, o gal netgi ir neprotingi pasinaudos tą informaciją, todėl viską, kas buvo nemokamai suteikta informacija, galit pasinaudoti. O ar jums dašils tai padaryti, ar nedašils, jau jūsų reikalas, bet aš veiklą stabdau, nes kadangi pereinu į kitą lygį ir gyvensiu dabar kitą gyvenimą, pradėsiu gyvenimą vėl iš naujo, kaip sakoma, nuo nulio, nuo naujo puslapio, kai ta daina yra, nuo naujo puslapio, žodžiu. Ir pradėsiu gyventi tik tai savo artimiesiems, savo pažįstamiems, draugų nebeturiu, per politiką draugų nebeturiu ir nereikia, pigiau man apseis, tai žodžiu, gyvensiu tik dėl savo šeimos ir dėl savo draugų, dėl savo artimųjų. Draugų neturiu, tai va. Ir ateičiai, aišku, stengsiuosi nebe prisijimti daug draugų, kadangi draugai yra tik tai, kai pinigai yra. Pinigų nėra, draugų nėra. Žinokit tą aiškiai, žmonės. Gyvenime ne vieną kartą jau tai pasimokiau, todėl nėra gerų draugų. Tai va, tokia tai atsisveikinimo kalba. Visa informacija po truputėlį trinama iš internetinės erdvės mano veiklos, kurią galiu dar prieiti,
kurios negaliu prieiti, jos neištrinsiu, jį taip gal greičiausiai ir liks, arba rašysiu prašymus į Google, kad trintų informaciją. Bet žodžiu, palaipsniui visa informacija bus trinama. Gaila, aišku, tiek daug padirbta darbo veltui, bet daugiau nebematau prasmės toliau tęsti. Klausimas, kaip supratau, jūs prieš Jibaną Rusiną. Aš ne prieš nieką aš neinu, aš ne prieš nieką niekados neėjau, aš ėjau tik tai prieš teroristus, bet nuo šiandienos dienos atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau, kuriuos bandžiau sutramdyti, aišku, kažkiek tai įtakos padarė, todėl viešai atsiprašau visų, kuriuos įžeidžiau, ir jeigu nustosit mane persekioti, aš pretenzijų nekelsiu ir jūs nekelkit pretenzijų. Rašo klausimą, prieš rusų teroristus taip. Aš prieš visus teroristus, nesvarbu, jie rusų ar Amerikos teroristai, aš prieš visus teroristus. Todėl aš tą nuomonę nepakeisiu, bet viešai nebekariausiu ne prieš nieką. Todėl, kaip ir jau sakau, pasitraukiu iš prezidentų pareigų. Nuo vakar dienos čia buvo atvažiavę pas mane mūsų stiprieji palaikytojai, kurie ruošė pajėgas Lietuvoje. Tai žodžiu ir nusprendėm, kad žodžiu nereikia lietuviams Lietuvos, todėl kas norit visą informaciją galit pirkti, parduodu. Tiek pat ir Lietuvos valstybę parduodu, tai žodžiu kol kas lietuviams ir Lietuvos Respublikai, vėliau galbūt paskelbsim, kad ir plačiau, tai žodžiu, nes valstybė yra įkurta, ji niekur nedingo, jinai buvo ir bus, tik aš jau veiklos nebevykdau nuo vakar dienos. Tai va, o kas nori manyti prieš rusus, kas nori manyti prieš Ameriką, kas prieš ką nori, tas prieš tą eina. Rašo, Putinas gal pirks, pasiūlykit. Na, aš niekam dar kol kas nesiūlau, aš siūlau kol kas viešai, nesiūlysi niekam asmeniškai, todėl jūs norit, jūs pasiūlykit, gal jūs uždirbsit dar procentą, todėl ateikit kaip agentas, uždirbsit pinigų. Čia pinigų sumą galit nemažą uždirbti. Todėl sukitės, kol turit tokią galimybę. Man užtenka, aš pamačiau, kas per žmonės, labas, kas prisijungė, pamačiau, kas per žmonės, kiek nori už Lietuvą, pagalvosiu. Na, žodžiu, galvok, kiek gali pasiūlyti, kaina nėra nustatyta, yra akcionas, pradinė kaina 1 litas, netiksliau 1 euras, litų nespėjom įvesti, tai žodžiu, 1 euras. Yra žmonių, kurie nori pirkti pasų, mes kol kas nepardavinėjom, tai žodžiu, yra informacija, galiu suteikti, kaip pasus kur gaminti, kaip parduoti kur pasus, žodžiu, yra klientūra, galit nemažą šaibą susirinkti. Informacija yra didelė plati, bet mes kol kas laikėmės ir, žodžiu, nusprendėm, kad, tiksliau aš nusprendžiau, kad aš traukiuosi, mano kai kurie stiprieji palaikytojai taip pat kol kas susilaiko, gal jie vėliau kažką tai darys, nežinau, žodžiu, mes išsiskirstom, kiekvienas eis už save, nes pamatėm, kaip gyvenime yra, žmonės, kol yra gerai, jie visi, bėgam su tavim, kaip tik gauna į kuprą, taip visi pabėga. Todėl nusprendėm kiekvienas už save išsilyginti, žodžiu, ir taip ir aš traukiuosi, nes gal kažką tai dar
rodysiu kažkokius tai video, bet apie politiką iš viso nebebus jokių video. Labas, kas prisijungėt. Apie politiką jokių video nebebus, bus tik tai, sugalvosiu gal ką nors kitką rodyti, o gal ir nebebus laiko, nežinau, užsiimsiu verslais, kaip ir sakiau, pažintys yra plačios, todėl matysim. Gal kol kas netgi ir verslais neužsiimsiu, kad armiją turite jau. Taip, turime daug armijos, turim daug pagalbos. Jeigu norėsit tą informaciją, visą perduosim. Kas norės, parduosim tą informaciją, žodžiu. Nes tiksliai yra daug kas paruošta. Kaip ir sakiau, yra galimybė labai stipri, bet nėra kam, jos niekam nereikia. Todėl priėmiau sprendimą, kad mes einam su Dievu ir mes negalim daryti prievartą nieko, todėl nieko ir nedarysim. Jeigu jūs norit daryti, jūs tada užsiimkit tuom, daug su kuo suvesiu, supažindinsiu, suprasit, kad yra stipri jėga, pamatysit iš arti tai. Todėl jums aišku ir daugiau informacijos duos, kas kaip vyksta. Ir patys nuspręsit, ar jums reikia to ar nereikia. Nes čia galima tiek išlošti, tiek pralošti. Nežinau. Aš nusprendžiau, kad geriau palikti taip, kaip yra. Ir žmonėms, kol nereikia, tol nieko ir nedarysim. Tad šiandien gal tiek. Čia ir vyksta atsisveikinimo laida. Jeigu kas norit pirkti kanalus, kreipkitės. Kas norit visą informaciją, taip pat kreipkitės. Ir ačiū už dėmesį, ačiū, kad palaikėt. Ačiū, kad buvot su mumis visados. Kas buvo, tai aišku. Ir šiandien tiek. Te padeda mums Dievas. Viso gero.